susiradai? Taip, tai dar kai vedinėjau, tai tokį pamačiau, tokį medį ir mečio to mečio, čia eterinis toks medis, ir jo tokioj širdį pateinantis tokia, kaip jinai ten būtų viduje to medžio. Identifikuok pirmiausia, Rūta, tenais jinai arba dalydama prisijungti. Jo, jinai. Tai kaip drevėje, kad būtų? Jo, kaip pačioj drevėje, kaip viduj medžio. Tas eterinis medis ir kaip jinai būtų išsiskleidusi tam medį. Visai išsiskleidus, ar ne? O jeigu taip pat paėmus, jinai ten tiesiog dabar to momento atrodo užsidarius tenais. Ir iš išorės atrodo užsidarius, bet viduj pasižiūrės, jinai ten išsiskleidusiai, ten komfortabilu yra. Tai visgi, dabar vėl medį paminėjai, ar ne, tai prisiminiau, ką aš mačiau, kai buvau minėjus, kad su medžiu, ar ne, bet tiesiog dabar tai neįsim. Kiek jinai laiko tenais, tame medyje? Tenais, kur jinai dabar yra? Savaitė ateina, taip. Kaip dažnai jinai į tą medį ateina? Jinai prieš savaitę jį rado. O, tik prieš savaitę rado. Gerai. Kaip tas medis su jie susijęs? Kodėl jinai tenai susidariusi? Jinai nuėjo ten atsigeneruoti save. Jinai dabar šiai inkarnacijai prieš savaitę, ta prasme, šiai inkarnacijai jinai atrado prieš savaitę, aš noriu taip pataisyti. Man rodo, praeitą ten tą tokį seansą, kuris buvo, ir jinai kažkaip jo metu kažkas ten įvyko, kad jinai rado, pasekoje atrado prieš savaitę tą medį, kurį jie atsigeneruoja tiesiog, vis atsigeneravimas. O ankstesnės inkarnacijos rodo, kad jinai tenais irgi nueidavo, tokią kaip savo atsistatymų stotelę turėjo. Jinai tiesiog pasąmonė jos dalis ten nueidavo. Ir buvo, kad jinai kažkoks laikmetis, kad jinai ten yra gyvenus tiesiog toj erdvėj ir ta medį ir toje aplinkoje, kur tas medis, jinai ten yra gyvenus. Rūta, aš norėčiau, kad tu prieitum prie to medžio, prisiliestum ir nuskaitytum medžio energiją. Kas tenais? Energija, informacija, ką tu suvoki. Tiesiog ranka prisiliesk, pervesk per medį ir pasižiūrėk, kokią informaciją tu gauni. Atrodo, jeigu aš eičiau, tai aš irgi ten ištirpčiau. Ne, pirmai iš išorės. Taip, aš tik tai pasakau, taip. O taip, tai atrodo, taip, tai jeigu paėmus, jeigu prisiliečiu su ranka, tai net neprisilietų su ranka jau buvo, bet ir prisiliečiu su ranka, kaip pasakyti. Tai jautėsi galios toksai kaip šaltinis, vienas iš tų. Paskui išmintis labai jaučiasi, stabilumas, toks tvirtumas ir dar pasakysiu, kokį dar. Ir tuo pačiu lengvumas, jeigu įmant lengvumas, tas energetinis lengvumas jaučiasi. Mano klausimas, tas medis yra jos, priklauso jai, ar tai yra tik kažkokia vieta kosmose, prie kurio gali bet kas ateiti? Koks jos ryšys būtent su šito medžiu, apart to fakto, kad jinai ateina ten, gali jame visą išsilieti, išsiskleisti arba tiesiog užsidaryti jame? Tai jeigu tai paėmus, tai tas medis ir jai priklauso, bet ne tik ir jai. Jeigu tai paėmus, ne? Daugiau gali ateiti. Man 49 rodo. Tas eterinis tik tai toks užtat ir ateina tas medis. Ir taip paėmus, kaip ateiti kiti, ne? Tai atrodo, kas ten gyvenę, jie daug kas žino, kaip turėtų žinoti,
kažkur sugrįžti ir jeigu reikia pasikrauti. Ateina tokie žodžiai. O jeigu jie ateina su implantais, sakykime, ar ne, su kažkokiam programom, su plokštelėm, kurias yra laboratorijose atsekti, ką interferentai nesiruošia, nesunaikina to medžio, neprieina prie jo, sakykime, jeigu žmogus yra su sakykime, kažkokiam ten plokštelėm, mikroschemom, pagal kurias jie atseka ar ne, kaip tai yra, kaip atsiranda tas žmogus tame medyje? Tai va, jeigu įman taip, kad jeigu labai daug interferentų, tiesiog gali nežinoti, kur nueiti. Net neatrasti, ar ne? Jo, jeigu labai daug, gali net neatrasti, nes uždėta, kad neatsimintų, ta prasme, sustabdyta. Bet čia toksai energetinis sluoksnis, kur interferentai neturi, jų pačių įranga neturi daviklio, ta prasme, jau nesiųstų signalą, pavyzdžiui, kaip nuo antenos nutolsta per toli, ne? Ir tada jau nebe, arba su pulteliu, kaip būna kažkokį įrenginio, per toli nueisi ir nebegalės jau, tas pultelis nebeveiks iš bet kur iki to įrenginio. Tai va čia va atrodo toj vietoj, jeigu nėra tai, kad atjungta žinojimas, kurioje vietoje intuityviai nueiti pasąmonę, kuri gali, tai tada jie, ta prasme, jeigu atsimena, ne? Tai tada neturi galios veikti, ta prasme, kad ir per implantus gauti informaciją, nes iš jų nepagauna jų failai, neturi, kaip sakant, tokio žemėlapio. Arba man dar kas eina, Rūta, nebūtinai dėl nuotolio, dėl energijų, dėl pačio dalyko, kaip energijų yra kaip blokas, sakykime. Lygiai taip pat, kaip, sakykime, ten kažką tai įdedi, sakykime, kai kurie ten, dabar nenoriu sakyti į eterį, bet yra toks dalykas, kad, sakykime, kas tenais gaudo tas energijas, gali tam tikrą įdėti, sakykime, dėžutę ar kažkur, kur tos energijos nebus nuskaitomas. Aš dabar fizinį dalyką turiu menį, bet nenoriu į eterį sakyti dėl kai kurių priežasčių. Tai yra, va, yra tie ir tiesiog blokatoriai, yra kitų. Jo, grinai kaip tokie, man atrodo, kad vibracijos yra kaip blokatorius šiuo atžvilgiu, sakykime, tas pats medis, toksai kaip padėtimi kokią skrinutę, viskas čekšt ir visos energijos. Ne tik tai medis, bet ta vieta, kur tas medis, tas sluoksnis, energetinis sluoksnis, kur tas medis randasi. Galima būtų vadinti planeta, bet jinai irgi labai eterinė, tada ne tokia materiali kaip mūsų Žemės. Na, jo, 49 dimensija. Gerai, paklausk mūsų klientės, ar jinai pastoviai šią savaitę yra tame medyje, ar ateina kartas nuo karto? Nepastoviai, negali būti pastoviai. Per daug būtų, ar ne? Gerai, paprašyk atidaryti kad atsidarytų tą medį ir išeiti, nes... Išėjus. Gerai. Skanuok eterinę kūną, tada Rūta, žiūrėk, ką mes turim. Pirmą pasižiūrėk. Jinai dabar sugrįžta, kaip sakytum, sugrįžta, parodo prie čia ir dabar kūno savo fizinio, kad galima būtų. Pasižiūrėk sielos DNR, pradžioje po to eterinį, atsijunk emociškai, Rūta. Pasiekė ir kleivat, kažkas atrodo kaip toksai, žinai, sutankėjęs toks gumulas iš karto. Net sunku kaip kvėpuoti, kaip būtų. Kaip užspausta kažkas. Kas ten per energijos to gumulo? Kaip užspausta, bet čia ir kaip neišreikštos mintis, jausmai, vat tokie dalykai. O jeigu tai paėmus iš eterio, tai kaip būtų kokios gyvatės odos šitas sluoksnis toksai, vat taip vat uždėtas. Nu, toks kaip implantas, vat jeigu paėmus. Kiek laiko tenais jisai? Taip kažkur metai taip vat ateina, bet formavosi toksai. Ne iš vien, bet formavosi. Taip vat. Be tos funkcijos, kad jinai
neišreiškia savo visų minčių, jausmų, juos užspaudžia. Kokia dar būtų funkcija tos gyvatės odos sluoksnio? Tai fiziškai, aš nežinau, ar fiziškai į kažkokias kaip ligas peraugia, kaip į kokias alergijas, ne? Bet ji man tai, kad jinai tiesiog čia pasijunta daugiau vidui, kaip jaučiasi, kaip sakytum, nuodijimas netikrata žodžio prasme, ne visiškai va ten kaip nuodai kapsi, bet jaučiasi kaip eina, nėra taip tiesiogiai nuodai ten, kaip būna, kad gyvatės nuodai, ne, kapsi, bet čia labai labai tokiom plonom, kaip nematomom linijom tokiom, sakytum, skleidžiasi. Jos skleidžiasi po truputį. Visiškai atrodo kaip nepastebimai, bet jie vyksta. Ir nuo to jaučiasi kūne įtampa didėja. Taip, bet jeigu paėmus. Ir rankas jaučiu, atrodo net kaip rankas kartais sukausto. Čia tie nuodai? Jo, tai poveikis vis tas, vat, jeigu imant, nu, taip. Net atrodo kalbėti, vat, sunku sudėti tas žodžius tuos. Kaip. Tai dabar jeigu aš teisingai suvokiu, tie nuodai yra praktiškai po beveik visą kūną pasklidę? Tam tikras jaučiasi, nu. Ar daugiau tik tai susitelkia kažkuriuose vietose? Kaip plonų sluoksnių, kaip žinai, būtų atskiesta vat, kūno skysčiai vat, su šituo. Taip, yra kažkoks labai nedidelis procentas, bet rakina, pavyzdžiui, rankas ties šitą, ties riešais, jo, ir kojas ties čiurnom, pagrinde taip pat. Galvoj irgi būna kartais sustingimas toksai, kartais atrodo taip. Bet jisai... Sustengimas, kad praktiškai pameti mintį ar kažkas tokio. Jo, bet tai gali būti netgi tokio kaip šoko tokio atveju. Nežinau, kiek tų momentų būna dabar jau tokių, ne tai kad išgąsčio, bet tokio sustingimo momentų. Tiesiog taip, bet tai yra, kad būtų dažniau vat, daroma. Ta prasme, nežinau, kiek dažnai dabar būna, bet rodo, kad būtent tokiam poveikiai tai yra skirta. Gerai, o kuomet tos rankos sukaustytos, surakinamos kažkaip, ar ne? Kada šita gyvatės oda pas ją atsirado, tas sluoksnis ties gerklė? Tai aš jau vardėjau, pradėjo formuotis. Ir dabar formuojasi, dar vyksta veiksmas. Nėra visiškai pilnai susiformavus jinai. Nes jau atrodo, vat, jeigu pasukus laiką priekį, tai rodo, imant, jeigu vat, burna gomurį į galvos sritį, kaip eina nugarinė galvos dalim, rodo užaugtų iki galvos, kaip atrodo paskui jau, kaip gyvatė būna atsiaugina, ne kažką. Tai atrodo, vat, galvoj būtų pas ją gyvatės galvo, vat, tada vat, išaugtų, jeigu toliau taip vyktų, kaip dabar vyksta. Rūta, eik laiku atgal į tą momentą, kada klientė sąmoningai ar nesąmoningai davė leidimą įeiti į jos erdvę. Aš jau suvokiu, bet vis tiek tiesiog patvirtink, kam tas gyvatės odos sluoksnis priklauso. Labai įdomiai, šiaip vat, jeigu paėmus iš logikos gyvatei, bet rodo dar reptilijas prieš tai. Kas pagrindinis? Toks reptiloidinis driežas, kaip sakytum. Bet pas jį kažkaip ir kaip būtų ir gyvatės tos. Kaip būna su jo, kaip tie, kur, kaip gyvatės ir liežuvis pas jį, nes būna tie driežai reptiloidiniai, jie tokie daugiau su dantim, o aš matau čia pas jį liežuvis labai toksai aštrus. Hibridas. Kokiu būdu klientė suteikė leidimą įeiti į jos erdvę jam, tam reptiloidiniui driežui?
Aš pasakysiu tokį dalyką, aš matau, kaip buvo kažkas kaip išnykę ir atsinaujino va čia vatane, nes rodo kelias inkarnacijas atgal, penkias inkarnacijas atgal rodo. Ir paskui, vat, atrodo, kažkokį laiką nebuvo ir dabar vėl atsirado kažkas tai, bet rodo kažkokį tai, to jaus palauk, truputį noriu sukoncentruoti. Galbūt, Rūta, gerai, sakyk, jeigu turi ką pasakyti, jeigu ne, aš tave nuvesiu. Jo, čia rodo tokia, kaip būtų, nu, aš tiesiog pasakosiu ir žiūrėsiu, ką toliau rodys. Rodo tokią skrynelę, kokią jinai atsidaro tokią skrynelę ir jinai ten parodo kokius užkalbėjimams dalykus, kažkokius jinai kažką rado, tokius relikvijas, kaip sakytum. Noriu paklausti, Rūta, kame tu esi tenais prieš 5 reinkarnacijas, ar ne? Gerai, ką tu matai, mergaitė, berniuką, kokio amžiaus? Moteris, jauna moteris, 20-25, tai vat ateina taip vat. Bet jos brandumas toks jaučiasi daugiau negu 25, ne? Bet pajaus. Kaip sutrumpint, tai būtų Sara, bet Sarimana kažkaip va taip. Sarimana. Sarimanta, va kažkaip tas galūnės įvairiais, nu, bet sutrumpint. Gerai, paklausk, ką jinai turi toje skrynelėje. Jai davė tokias kaip, nežinai, kaip jinai turėjo, va tuoj dabar pasakysiu, jinai anksčiau, va iki tos dėžutės kažkada turėjo tokią kaip galimybę žmonės gydyti ir padėti jiems. Jinai galėjo juos, kaip sakytum, užkalbėti, tiesiog paprastai užkalbėti, bet gydant ligas su rankom, rankos labai aktyvios, labai šviesi ir skaidri ir kažkas taip nutiko, kad jinai tam tikroje inkarnacijoje, va toj penktoj, kaip sakytum, penktoj, bet ir daugiau buvo, kad jinai ieškojo, jinai kažkaip žinojo apie savo šitą galimybę, galias, bet jinai užmiršo, kaip tai darosi. Ir jinai ieškojo, kaip jai tai atgaivinti. Ir vat toj vietoj gavosi, jai pakišo va tą skrinutę, tos reptilijos. Ir sakė, vat tu imk šituos, tu pasinaudosi ir tu pamatysi, ką tu gali. Ir kas to pasakoje? Ir to pasakoje, vat ta sutartis, kur gaunasi, man rodo, ant rankų užsideda tokios pirštinės kaip gyvatės. Jinai dabar jų neturi, ne? Bet rodo man, va tenais, va tos gyvatės pirštinės. Bet šitoj vat vietoje, jeigu sugrįžtant į čia ir dabar į priekį pasukus rankas į priekį, laiką į priekį, tai tada parodo ilgainiui gautusi jinai, jeigu nieko, va taip pat galva gyvatė, ne, ant rankų tada ta oda užsideda ir tada ką jinai daro, jos naudojamos iš tikrųjų tos kosminės galios būtų, prisikeltų. Ne, jo, gali būti ir juodojama, tai gaunasi jau tada, nu, taip iš pradžių nesusirišo, bet kai tu pasakėjai, tai jeigu pagal tą mintį gautųsi, nu, negeriem dalykam. Taip, jeigu praktiškai ten jinai palaipsniui prisimintų savo tas galias, bet gautųsi, kadangi jinai jau būtų stipriai paveikta gyvatės tos, sakykime, visų šitų, ar ne? Jo, jinai turėtų galingumą. Taip, jinai jau tą naudotų, nu, aš nenoriu sakyti, bet man taip atėjo, dėl to aš ir pasidalinau. Jo, žinai, kaip pavyzdžiui, netgi ginantis nuo kitų žmonių, vat kas jie puola dabar, jeigu atrodo taip, kas jie puola, net ginantis nuo kitų žmonių, būtų labai, ta prasme, jau kaip atsirastų tas brandumas tų energijų reikštis per ją, kaip ir kosminių jos galių, kurias turi, tai destruktyvu jau būtų tiek jai pačiai, kad jinai jeigu naudotų tas galias, tiek tam prieš ką jinai naudotų.
Nes tos galios praktiškai, kai norėtų, dabar sakysiu, ką aš matau, ar ne, tu sakyk, kaip tau rezonuoja, ar ne. Nes, sakykime, vat, kažkokia aplinkybė, ar ne, kai jinai turi gintis, sakykime, nuo kažkokių galbūt patyčių, ar kažkas daugiau bus ateityje. Pas ją susiaktyvina jos tikrosios galios, tačiau pas ją yra jau pajungimas tai reptiloidiniui driežui, tos kosminės energijos eina pas reptiloidinį driežą, kuris praktiškai suaktyvina, kaip sakyti, Destruktyvumą tą visą. destruktyvumą. Tai Energijas ta destruktyvias. kosminė jos galia yra paverčiama į destruktyvę iš tikrųjų. Taip. Ir kitą kartą, jeigu jinai tenais, sakykime, atras vienu momentu jaučia, kad gali gydyti ar kažką, bet kitu momentu gali būti, kad jinai vėl kažkaip destruktyviai gali būti ta energija panaudojama, jei gal net būtinai sąmoningai tai suvokiant. Tai nežinau, man dabar pasidalinau, kas atėjo, tu sakyk, ar rezonuoja, ar ne. Visai gerai, vat, jeigu imant visą bendrai tą paveikslą, kurį išpasakojai, tai galutinai gerai pasakei. Ir vat, jeigu imant tas vat, rankas, ir dabar rankose jaučiasi tokios gydančios kaip energijos, ne? Tokios ne vien tik tai jos gydančiosios, tokios subtilios, įdomios ir transformuojančios. Ir pavyzdžiui, savo, jinai ir dabar gali tą naudoti, vat, jaučiasi, jos tokios švelnios labai. Ir jaučiasi, kad būtent savo, tai tikrai dabar tą gali naudoti, tos tokius rankos paglostymui. Reikia atsijungti nuo tų visų. Matai, dabar ant rankų pas ją nėra dar jos suaugę, tik tai būna kartais sutrigerinama taip, kad sustingtų. Bet kai jinai labai jaučiasi didelis jautrumas pačios aplinkai, jinai ir jaučia labai aplinką, labai, bet jeigu tai paėmus, tiesiog labai stipri aplinka jaučia. Tai mano klausimas dabar būtų, pamiršiu, Rūta turi būtinai pasakyti, tais momentais, kai yra sutriginama, sakykime, jos rankos, ar ne, kokiu tikslu yra sutriginama tos rankos? Vat kokiais momentais, sakykime, ar ne? Vat kokiais, ar yra šiaip atsitiktinis momentas, kada yra jos rankos sutriginama? Ne, nėra atsitiktinumų. Tai yra tikslingai daroma tiek pagrindė tai per išorę, per išorę, bet jos vidinį, kad pagauti jos vidinę kažkokią baimę ir išgąstį, kuri jinai yra pas ją viduj, kaip sakytum, galima sakyti, dar tokiam amžiui, kai dar, turbūt natūralu, kad neišdirbta, bet tas neišdirbta, tai kad ir užspausta yra, užspaustų yra tų jausmų, užtat, bet jie yra ir iš giliau kažkur ateina, primenant jai įvairius momentus. Nežinau, ta prasme, ar atsakiau klausimą, ar čia praplėsti toj vietoj, kad neatsitiktinai ir tam tikri momentai yra iššaukiami, kur kabinama prie jos, kad jos žemos tos vibracijos būtų tas išgąstis arba baimė, kuri sustingdo. Šiaip pat jeigu paprastai žmogui, imant kitam, kuris nėra jautrus, ne, kuris neišvystęs to savo tokio empatiškumo ir jautrumo, galima sakyti, va taip, nes šitoj vietoje jaučiasi labai vertinga jos empatiškumas ir jautrumas tam, kad jausti aplinką, kurio šio dalyko jai dar tikrai reikės brestant, augant ir naudojant savo tą tokį potencialą ateityje, kokį jinai turi atsinešus su savim. Dėl tokio jautimo, ne? Bet šitoj vietoj naudojamas šituo jautrumu, kad jas stingdinti ir toliau kaip naudoti tiem, kaip įvardėjau, toj odai augint paskui jau būtų.
Gerai, einam toliau, Eterina. Jo, aš dar aš norėjau dar tą sugrįžti, gal prisiminsiu pirmai, ką vat, iš karto buvo parodę. Gerai. Arba paskui, to jaus vienas minutėlę pasižiūrėsiu, ar parodys tą. Sugrįžti tą momentą, kuriuo norėjai pasidalinti. Gal paskui išlys Rūta. Jo, gerai. Čia apie patį, vat, jos pačios, turbūt gal ir suėjo į tą patį jautrumą aplinkoms, ką ir paskui per tai, ką paklausai, ką pasakiau. Gerai, tada toliau, Rūta, žiūrėk, Eterina kūną, gerai? Atsiprašau, dar papildysiu tą, ne? Jos jautrumas ne tik rankomis, bet jos visų, atrodo, oda jinai jaučia tam tikrus dalykus. Tiesiog oda gali nuskaityti aplinkos atmosferą tiek klasėje, tiek namuose. Ir tame jinai atrodo būtent, kad kaip būtų to, kol neturi, kai kartais, kai neturi to saugumo sluoksnio išorinio aplink save pasidarius, ne, jinai viduj, jie atrodo net viduj kaip žeistų, ta prasme žeistų, tai kaip vidumi savo jaustų viskas, kas oda, bet viskas ir vidumi to pačiu jaučia, kaip viskas išorė yra, ne, ir tada nori apsisaugoti nuo to tokio pačios vidinio išderinimo, tas, kas gali būti, ta prasme, to, ko gali sulaukti iš išorės į vidų. Per daug sunku gali būti pakelti išoriai. Ir tada jinai, va toj vietoj rodo, pagal jos, kad elgesi, jinai susimobilizuoja save elgtis taip, kad patiktų išoriai. Ta prasme, tiek ar namuose, jeigu įmans tėvams, aš nežinau, kaip jinai namuose elgėsi, ne? Bet kad tėvams patiktų, taip, kad mokykloje patiktų, ne taip, kaip jinai pati. Tai jinai kaukė užsideda, ta prasme. Nu, gali vadinti kaukę, bet jos čia apsauginis dalykas, jinai kitaip jaučia, kad jinai kitaip negalėtų išgyventi, kaip sakytum, va taip pat, vidumi. O kodėl jai svarbu patikti? Užtat, kad ir įvardyju, jinai labai jaučia aplinką, jeigu aplinkoje įtampa, jinai viduj susimobilizuoja, kad dar labiau neiškelti per save kažkokių tai dalykų, ką jinai jaučia, ką jinai galėtų net pasakyti, jeigu jinai net ir galėtų pasakyti, bet jeigu aplinka nepriims tai, ką jinai gali pasakyti, iš vidaus žinodama, kas vyksta, gali dar labiau būti kažkoksai sprogimai, kaip sakytume. Nu, tai kaip tu pasakė, geros mergaitės įvaizdis, bet šiuo atžvilgiu geros mergaitės įvaizdis yra kaip blokas jai. Jinai tiek daug visko savyje užslėpia, kad tas dalykas susikristalizuos į didžiulius blokus, samskaras. Ir tiesiog dabar nežinau, turėjau pasakyti tai. Taip, šitoj vietoj taip. Ta prasme ateityje tai formuosi į ateitį viskas, tą, ką jinai dabar patiria, jau dabar reiškiasi tai, kad jinai nepasako, negali išleisti, pasakyti. Tiesiog iš to, ne iš kažkokio blogos valios, bet iš tos geros valios, saugodama kitus, bet negalvodama, nesuvokdama apie save. Kad kenkia savo. Reikia atrasti mergaitai būdą, kaip diplomatiniu būdu, čia aišku nėra lengva 11 metų mergaitai tai padaryti, bet mokintis atrasti būdą, kaip tą dalyką pateikti į išorę. Neutraliu būdu, diplomatišku kažkokiu, ar ne? Nes jeigu jinai viską savy kaups, mobilizuosis, jinai sprogs vieną dieną. Ir rodo tą paauglystės laikotarpį, kad tos sproginėjimai gali būti. Arba užsigniužimas, arba dar didesnis sproginėjimai. Aš pažįstu vieną žmogų, dabar tiesiog pagalvojau labai panašu, kaip jinai geros mergaitės įvaizdis, o po to paauglystė
viskas atrodo atsiveria tikrasis ir tu tiesiog sakai taip, kaip yra. Ir tiesiog staiga tėvai aplinka pamato tave tokį, kokiu tu esi, ne tokiu, kokiu jie tave praktiškai sukūrė. Ir tada jiems yra šokas. Jie nebežino, ką daryti. Ir supranti, va šitoj vietoj, ką rodo, kad ne vien tik tai paauglystė, tai paauglystė ir tas šokas, bet jinai pati net nesupranta savęs, va atrodo toliau. Jeigu taip, jinai pati net, jeigu jinai nepadės aplinka jai šeimos nariai, nes man rodo kad ar iš karto klausimas, ar tėvai irgi išreiškia jausmus ir išsikalba. Va taip atrodo per tą pavyzdį. Ne, tenais mes eisim į tą priežastį, nes yra vienas aspektas paminėtas, ne, kad labiau pasitikėtų tėvais. Tai aišku, iš to suvokiama, kad yra didelis kažkoks tarpas, dėl ko yra nepasitikima tėvais. Ir mes po to, kai baigsime eterinio kūno skanavimą, mes eisim pasižiūrėsim, kokia yra to ezoterinė priežastis rūta, ar ne? Nes jaučiasi, kad yra kažkoks emocinis ar kažkoks tai praraja. Nežinau, man dabar tai pasisakė. Biškai gal čia žiauriai skamba, bet man taip pasisakė. Viskas gerai, kaip bet nešokinėjom, žiūrime eterinį, baigiame eterinį. Tų tokių manualių, tų stacionarių implantų, kurie būtų susiformavę labai stipriai nėra. Vat jeigu paimant, ne? Per tą sistemą nuo tos gyvatės į kūno sistemą, kur va tavo dalis eina pagrindas, kas yra. Ir jeigu įmant va dar ties čiurną mane, tai tokie irgi kaip energetinės tokios grandinėlės, kaip sakytum, yra. Jos taip pat nestiprios tokios, bet irgi kaip ant riešų, sakiau, taip ir kojas kartais stingdančios. Ir va taip. Rūta, tiesiog, nežinau, man numetė. Apžiūrėk kairį petį. Visą plotą maždaug aplink. Kaip tu dabar pasakyti, tai man čia labiau kaip būtų sužeista tas dalykas, atrodo. Ta prasme, eteryje kaip sužeista. Ir toks kaip randas būtų. Randas toksai. Priminimas čia savo, kaip sielos priminimas to rando. To jaus pasižiūrėsiu apie kažką. Pasižiūrėk, ar nėra likę kažko, ką reikia spręsti su tuo. Kiek laiko tas randas yra pas ją? To jaus. Čia atrodo, žinai, kaip nesenai, tai kokių metų, bėgi pusmečio. Bet tas randas savo sielą užsidėjo tokį kaip priminimą, išsitraukė, kaip sakytum, vat, įsidėjo kaip priminimą savo. Aš tik bandau nuskaityti kokį savo priminimą naštos kažkokios tai, kai buvo to jaus. Kokios naštos priminimas? Ką jinai turi išsispręsti, savo priminimas, ką jinai turi išsispręsti. Gerai, dabar pasąmonė dalis pasakys, ką jinai turi išsispręsti. Arba jai, aš tiesiog toj pasakysiu, su moteriška linija rodo kažką tai. Kad jinai... Ties skaičiumi 3 klientės pasąmoninė dalis labai aiškiai parodys, ką jinai turi išsispręsti, kokios problemos yra susijusios su moteriška linija, kuri turi įtakos jai čia ir dabar. Pas ją pačią? 3. Gerai. Pas ją pačią atrodo dar nesusiformavę tą problemą, ta prasme pilnai nepasireiškus, bet kad jinai nepasireiškus, kad nesireikštų, rodo, kad turi prasispręsti, bet to, nes jeigu ne, tai tada gausis vat, kaip iš tikrųjų, kaip ta tikroji našta. Bet jinai čia to jaus. Nežinau, kiek toj vietoj gali būti vat, tas toksai realu, bet jaučiasi
kaip moteriškumas per anksti, aš nežinau, kaip tai vardinti, bet tas globėjiškumas. Motinystė ar moteriškumas? Žinai, kaip motina, kuri rūpinasi savo vaikais, šeima, ne toksai, pas ją reiškiasi, atrodo kažkoksai tik kaip nevaikiškumas, kaip mergaitės, nu aš nežinau, kiek jinai pas ją namuose, to yra, to tokio rūpestingumo, bet kaip jau moters, o ne kaip vaiko. Kaip moters, aš noriu labai patikslinti, čia labai man svarbu, Rūta, kaip moters ar kaip motinos? Kaip motinos. Gerai, tai mano dabar sekantis klausimas. Pasižiūrėk. Atsiprašau, dar papildysiu. Motinos, kuri rūpinasi namų emociniu fonu, jeigu taip, ne, kad kiti jaustųsi jaukiai, bet gaunasi, kaip jinai savim nutraukia, pas ją energetinis toksai laukas, kaip jinai kaip kempinė sutrauktų ir transformuotų per save. Tai geras dalykas, kaip jau suaugęs psichikas subrendus žmogaus yra, bet jinai dabar tą daro, transformuoja per save. Gerai, mano klausimas. Kas yra šeimoje, namuose. Palauk sekunduką, man reikia dabar biškai susitelkti ir susikaupti, nes čia yra kažkas po to, ką reikia iškelti. Pasižiūrėk, ar jos mama, ar pas jos mama yra pakankamai išreikštos motinystės energijos. Tiesiog pasižiūrėk neutraliai. Žinai, kaip rodo, kažkur tai nuteka kitur. Jinai turi labai daug, bet atrodo, kaip nutekėtų kažkur tai kitur. Nutekėdavo kažkur kitur. Energijos. Man taip. Pirmas žodis, tai kaip į bedugnę tokią, kaip į prarają kokią, taip jeigu įmant, ne? Bet čia reiktų, atrodo, kaip atskirai pasižiūrėti, kur tenais. Bet jeigu įmant sluoksnį, kuris yra, bet tuoj atsiprašau, kad aš taip žodžius tos renku, nes ateina iš karto, kad ne iš vien, ta prasme nėra iš vien, nėra nuolatinis dalykas, bet labai daug nuteka kitur, kaip kitoms projekcijoms, taip, jeigu taip ateina. Kitur nuteka. Gerai, Rūta, biškai sustok dabar. Reikia sudėlioti puzlę. Gerai. Dabar žiūrėk, kaip išeina. Tu sakei, kad pas klientę yra tas randas kaip priminimas naštos, kuris eina iš moteriškos linijos, ar ne? Tai mano dabar klausimas, kadangi tai eina iš moteriškos linijos, ar tai reiškia, kad ta prasme visoj moteriškoj linijoje yra kažkas panašaus? Arba gali kitokiu būdu reikštis. Sekundėlę. Arba ta motiniška energija, jinai nuteka kažkur kitur ir neužtenka tam, kam reikia. Arba kažkas kitas tą kompensuoja, kaip galimai dabar dukra kompensuoja mamos nutekančią energiją. Čia negali tai būti? Žinai, kaip dabar taip pasakysiu. Taip kaip būtų, tą, ką pasakyti dalinai, yra tai, kad pas vienus kompensuoja, bet net kompensuoja, bet sutrikus moteriškos energijos tėkmė, tai vieniem gali būti motiniškos. Kaip gali reikštis ir vėliau jau per sutrikimus, ne tik tai tų jausmų išraiškos, ligas kažkokias tai, ar susijusias su moteriškom ligom linija jau paskui gaunasi. Arba su energijos kitur nukreipimu, kitur energijos nutekėjimu. Arba kaip pas ją dabar provokuojama ta
motiniška tokia globa ir veiksmas, jos pačios hormoninis aparatas formuojasi kitaip negu būtų, jeigu to nebūtų, ne, va, jeigu tai paėmus. Rūta, eikim su energijom, bet visom šitom. Eikim laiku atgal į tą momentą, kada atsirado toje moteriškoje linijoje disbalansas. Karą rodo. Karą, okei. Jo, karą rodo, kai maži vaikai turėjo mažais vaikais pasirūpinti. Va, tiesiog taip ir parodo. Gerai, aš noriu, kad jinai, klientė, mama, visa moteriška linija, kur yra su tuo susijusi, nusikeltų į tą momentą, bent jau mama ir dukra šiuo momentu. Jo, jų daugiau susirenka. Gerai, tas, kas šiuo momentu nori prisijungti, ar ne, į tą momentą. Noriu, kad jos visos gerai apžvelgtų tą momentą, kame viskas prasidėjo, dėl kokių priežasčių, ar ne? Jo, galiu kad gautų tą suvokimą. Ir aš tiesiog norėčiau paklausti pirmiausia mamos ir dukros, o kitos, kadangi jos yra pakviestos kaip savanoris, tai galės pagal savo valią priimti sprendimą. Pirmiausia, dukros ir mamos noriu paklausti, ar jos norėtų atkurti tą balansą, motinystės energijų balansą. Jo, žinai, kaip jos, galiu pasakyti, ką jos daro. Ateina va tos suvokimas ir jos, nes va toj vietoj šitą, kai kurie vaikai, moteriški vaikai, ten, kurie yra mergaitės, ne, jos, kai kurios net neišgyvena besirūpinančios tos mažesniais. Ir va tas įspaudas eina labai gilus tada. Kai kurios yra išnaudojamos kaip moterys šitoj vietoje yra vyrų. Paauglės, ta prasme, jau būdamas vaikai. Jo, išnaudojamas toj vietoj. Ir labai stiprų tokia antspauda yra užsidėję, jos tokia kaip našta, jos kitaip neįsivaizduoja toj vietoje, kaip kitaip gali būti. Ir ta vieta tos tokios naštos, joms būna įsirėžę, bet šitoj vietoje, kaip ateina, jos mato pačios ir save ir atrodo kaip paguostų, iš tikrųjų kaip nuramintų ir paguostų. Ateina labai didelis atsipalaidavimas toj vietoj ir rodo pačios savo, kad neužsidėtų toliau savo tos naštos, nes čia tik laikina ir tai, kad jum nereikia to neštis per visą laiką. Tai dabar taip jos visos, kas yra tenais. Aš norėčiau, kad viso savo valia, jeigu joms tai tinka ir jos sutinka, kad visas tas motinystės energijas, kurios buvo iškraipytos, prarastos, sutryptos tame laike. Aš noriu, kad jos susirinktų visas tas iškraipytas motinystės, moteriškumo energijas. Sudėtų į vieną kamuolį visos kartu į vieną kamuolį, kur laiko per atstumą delnais rankomis ir pajungti į tą kamuolį transformacijų programą su intencija, kad nuo to momento iki šio momento, kai su tavimi kalbu, visos motinystės, moteriškumo energijos šitoje linijoje yra išgryninamos, išvalomos ir tampa vėl absoliučiai aukščiausių ir tyriausių pavidalų. Ir yra naudojamos maksimaliai subalansuotame stiliuje. 1, 2, 3. Taip pasidalink, jeigu kažkas vyko, kol aš čia. Jos savo kaip rankom būtų visos sudėjusios, jų ten žinok daug. Ir apie 20 ateina, 21, va taip va. Čia paėmus. Jeigu kitom eilėm nutolusiom šakom dar jų daugiau kitom eilėm, bet va tos pagrindinės.
kažkodėl 20-21, nežinau, kodėl čia tas mėtymo skaičių, kažkokia prasme ten yra. Gal dar kur pilnai nesijungus, kuri viena iš, gal ta mergaitė, kai nepilnai jungta dar rodo, nežinau. Tai vat ir toliau atrodo va ta transformacija, kurią jie su savo energijom, kaip sakytum, darė. Ir toj vietoj parodė labai daug sąsajų su tuo labai dideliu jautrumu, vat kaip yra. Irgi, kur tas jautrumas didelis, jis vertingas, bet per psichikai per daug perjautrintas, kur būtų pačios psichikos išprovokuota. Nes atrodo, tas antspaudas nešamas per va tą vat, DNR tokį, nešėsi tą antspaudą tokį. Ir toj vietoj, vat, ką parodė, jų pačių tokios brandžios, atrodo, brandžios sielos, tokios jos dauguma, kurių yra. O tam laikmetį dar va, tos moterys, kurios tuo metu buvo jau ten tam vat, karo tam laikotarpį, ne, jos augdamos atrodo kaip kitoms tokia savo pamokymais ir tokiu stiprybė, vat, po tokia transformacija, tokia savo pačių savęs globa, dar ir kitus iš išorės tokius kaip pamokymus, kaip globa kitoms moterims ateinančioms transformuotis, suteikdavo pagalbą pačią. Tiek psichinė, tiek moralinė, tiek atsistatymo, kaip save viduj laikyti stabiliai ir tvirtai. Ta prasme, bet iš moteriškos, iš tos dvasinės pusės, kaip save laikyti tvirtai. Bet komfortas tame nėra to išsiderinimo per didelį, nėra tai išsiderinimas, tai užgniaužimas savęs pripažinimas, matymas, kas vyksta ir suvokimas, kaip tai galima pakelti visą tai. Tai vat, kaip būtum, kaip dabar suvoktume per kažkokią meditaciją, vat, save kaip palaikyti, atsistatyti, atsigeneruoti, gauti atsakymus, kaip tokia šviesuma. Nesustingimas per kažkokį vat, įvykį, ne, bet toksai susikoncentravimas ir šviesuma, išmintis, kaip toliau elgtis. Ir nuo jų vat, tas toksai židinukas, toksai jų šeimos, kaip sakytum, tos ratas toksai, kur ne tik tai šeima ir daugiau ten yra tokia kaip nedidelė bendruomenė, kurioje vietoje jos ten randasi, kur iš jų sklinda tokia šviesa ir tokia ramybė, kaip sakytum, išmintis. Gerai, Rūta. Jeigu dabar, tai tiesiog ten veiksmas yra pasibaigęs, supratau, taip? Tas pagrindinis, kuris taip prasidėjo harmoningu metu. Tai gerai, tegu atsisveikinti gali su mama šiam kartai, tegu tik tais mergaitė lieka. Jo, ir dėkingumas, iš jų jaučiasi dėkingumas, jos pačios visos tarpusavį labai džiaugiasi taip, kaip susitikusios, kaip susivienijusios, va taip pat. Ir visam šitam procesui labai, ir kas su tuo susiję, kas prie jo prisidėjo, jaučia tą dėkingumą tokį. Gerai, super. Ir dabar mama ir dukra rodo jas apsikabinusios jos abidvi. Šitam vat momente jos apsikabinusios ir rodo, kad tu pirmai jau užsiminėjai tą dalyką, kodėl nėra pasitikėjimo, ne? Užtat, kad jinai jautė, kad kiti nejaučia taip, kaip jinai jaučia. Ir užtat... Jinai galvoja, kad jeigu jinai ką viską išsakys, liks nesuprasta, nes kitaip mato. Dalinai ir tas dalykas, bet šitoj vietoj daugiau per jausmų pusę. Jinai kaip vaikas momentais paseka, kad jinai negalėdavo pasakyti visko, ar dalinai kažko tai. Užtat, kad nejautė vien tik tai to jausmo, kad kitas nejaučia tiek, kiek jinai jaučia. Bet šitoj vietoj ir svarbu būtų pasakyti tai, kad natūralu, kad kiekvienas skirtingai jaučiam. Ir galim, ir esam normalūs su savo pajautimu tiek, kiek mes pajaučiam. Kiekvienas yra. Praktiškai neįmanoma, kad, atsiprašau, pertraukiau, kad kiekvienas taip pat jaustų, nes
mes esam visi skirtingos sielos su skirtingais įdirbiais ir patirtimis, tai čia tiesiog neįmanomas dalykas yra panašiu lygmeniu. Nu, panašiu kažkiek, bet tikrai ne taip pat. Taip, bet kai aplinkui niekas apie tai nekalba, vat garsiai, ne, tai žmogus, kuris jautrus, tai gali aplinkai jautrus, nebūtinai ten ašarom kokiom, bet aplinkai pats vidum savo jautrus, gali laikyti save nenormaliu, nes aplinkui nėra kitų tokių tiek pavyzdžių, apie tai nekalba. Jisai normalus, bet nenormalus todėl, nes neatitinka visuomenės standartų, sakykime, kaip yra matomas, kažkas panašaus tokio. Sistemos, ne? Bet sistema ir blokuoja, kad nebūtų to dalyko. Ta prasme, sistema ir nepatogu tas jautrumas, nes tai va tiesiog taip. Bet tų jautrių žmonių tikrai yra, vieni daugiau, kiti mažiau, kiti tam tikrus kitus gebėjimus turi. Ir tais puslė tokia mozaika, jinai labai yra vertinga, nes vieni kitus galim papildyti su savo gebėjimais, tokius, kokius turim. Gerai, Rūta, eisim link aspektų dabar. Aš praeisiu vis tiek pro visus, nesvarbu, kiek kuris buvo liestas, ar ne tiesiog, kad pilnai papildyti ir užbaigti. Aš atsiprašau, noriu dar papildyti toj vietoje, ne? Man net parodo šitoj vietoj, kad nuo labai, ta prasme, labai, kaip ir visada buvo su įvairiais jautrumais, bet anksčiau tų sisteminių tų mokyklų, kai nebuvo, tai galėjo vaikai augti saugiai savo namuose arba savo bendruomeniai ir galėdami reikšti natūraliai, kaip sakytum, natūraliai gamtai, prigimtiniškai, pagal prigimtį harmoningai savo aplinkoje ir savo tą jautrumą vystyti. Kiek nori atsitraukti, pabūti savo aplinkoje, vien tik tai šeimos rate ir kiek išoriai. Toj vietoj parodo, kad moterys labiau jaustavo savo vaikus, nes visai kitokia žemės sistema ir ta kultūra buvo iki tol, kol neprasidėjo tie tokie sisteminės labai mokyklos didelės ir visa kita. Tai jos sistemai labai patogu, kad būtų išvystyta racionalus protas, techninis protas, kur vystytis visai civilizacija, kaip sakant, iš tos pusės, kur gamykliškai visa kita, ne? Bet jeigu priimant gamtą ir gamtos, ar tik būnant pagal prigimtį, tai labai harmoninga, kiek gali derinant tą, kiek išeiti į išorę, pabūti, labai svarbu, ir kiek atsitraukti, pabūti savy, kad suvokti, kas, kaip jeigu augant vaikui, kas su manim vyksta, suvokti tame yra. Svarbu, atsitraukiant, darant atsitraukimus nuo sisteminio kažkokio tai mokyklos tos. Gerai, dėkui, Rūta. Eisim prie vieno aspekto, kurį aš noriu paimti kaip pirmą. Ar yra kokia ezoterinė priežastis baimės daktarams ir dantistams? Ar yra kokia ezoterinė priežastis, dėl ko klientė turi panišką baimę daktarams ir dantistams? Jeigu daktarams, tai man rodo, jeigu sisteminius, iš karto rodo, kad manęs nesupras ir tas nesupras, nepajaus, nes gydytojas, jos užprogramuota pas ją gydytojas, kaip jinai turinti tą gydymo dalyką, čia kitas, pasakysiu dviejus, nes dar kitas kabo, kur vaizdas, kad manęs nesupras, o aš pati turiu patirtį, kaip reikia jausti viską, kad gydyti ne atskiras dalis, bet visumą pajausti ir pagydyti, jeigu kažkas nutikė, ne? O aš jaučiu, kad manęs nepajaus taip, kaip aš jaučiu. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas tam tikra kaip baimė, kad kažko pas mane nesugadintų tą, ką aš turiu. Tai čia man tas tikrai stipriai rezonuoja, kad ta prasme jie nematydami didelio paveikslo, jie tikrai
ta prasme, kaip tu sakai, va, jinai tikrai gali intuityviai savo pasąmonės dėka jausti, kad jie gali sugadinti kažką joje su sisteminiu matymu, nes nu, gydytojai, jiegi nueina į tuos universitetus, jie mokosi tik tais fizinius dalykus apie fizinį kūną, ar ne? Jie nežino, kaip kiti dalykai funkcionuoja. O jeigu pas ją yra tasai giluminis gydymas ir suvokimas visos sistemos ne kaip vienos dalelės piešinio, tai aišku, jinai lygiai kaip aš, sakykime, ar ne, aš neinu pas jokį gydytoją, nes tiesiog aš žinau, kad jisai nemato visos sistemos. Jeigu ten kažkas ir atsitiktų ar kažką, aš to sakykim, visais atžvilgiais aš vengiu. Ten, aišku, dažnai nereikia man matyti, bet tiesiog aš labai puikiai ją suvokiu. Nes aš žinau, kad sisteminiai gydytojai, jie negali matyti visos sistemos. Ir jie gydo savo metodais. Jo, tai čia va jeigu dauguma, ne? Bet man rodo vis tiek, kad yra gydytojų sistemoje, bet jaučiančių. Ir šitoje vietoje reiktų tą paminėti, todėl kad aš matau iš karto mamos vidų, kuri turi tam tikrą, matosi intuicija viduj yra, kur galėtų atrasti vaikui gydytojai tokį, kaip reikia tinkama, nes sistemoje netgi esanti gydytoja, kuris jaučia. Jis kaip ir žiūri pagal standartus, ne, bet atrodo per tą gydytoją vis tiek eina ta jo prigimtinė sielos prigimtinis, jo, taip, kuris net, kaip sakytum, pasąmoningai, kur viskas vyksta pasąmoningai, kuris išreiškia tai, ko reikia vat tam būtent žmogui, jeigu taip paėmės. O dėl dantistų? O dantistų, tai tas jaučiasi irgi labai didelis jautrumas ir čia to jau dar susikoncentruosiu. Tai vienas dalykas, čia globalesnis buvo, kad ko nors nepagadintų, bet jisai jau toks, kaip būtų išsiderinęs, per išsiderinimą jau. Taip reiktų atrasti irgi jaučiantį tą, parinkti jautrų gydytoją. Rinkti reikia, jai reikia parinkti, atsirinkti, kad su jie švelniai elgtųsi, kad švelnumas būtų, kad nebūtų grubumo. Ir jeigu turi kažkokį pedagoginę gyslelę gydytojas, nes yra skirtumas, sakykime, kur yra tik stomatologas ir kuris gali dirbti su vaikais, nes, čia kaip pavyzdį, pavyzdžiui, pas mus dabar vienoje vietoje, kur nesenai esam prisiregistravę, ten buvo pas vaiką skylė, bet tas gydytojas nusiuntė gydyti pas kitą gydytoją. Ir tas kitas gydytojas, ten jaunas ir viską, aš buvau nustebus. Aš pirmą kartą savo gyvenime pamačiau tokį gydytoją. Jisai stomatologas, pedagogas, aš taip pavadinti galėčiau jį, ar ne? Jisai kiekvieną žingsnelį darydamas paaiškino vaikui, ką jisai daro, kaip daro, iš pedagoginės priėjo prie vaiko iš pedagoginės pusės, parodė ant visų paveiksliukų, visko paaiškino, kas, kodėl, kaip atsitinka, kodėl reikia daryti tą taip ar kitaip ar panašiai. Ta prasme, mano vaikas patenkintas liko, aš likau patenkinta labiau negu jisai, ta prasme, suteikė ir žinių, ir gydymą. Aš buvau apšalus, pamačius tokį gydytoją, ta prasme, iš tikrųjų. Jo, tame jaučiasi ir saugumas vaikui, tas sudominimas išorinis, ne, bet vidinis saugumas už to ateina, kai žinai iš išorės, kad kaip viskas vyksta, ne? Tiesiog jisai visus visus medicininius dalykus ir ką jisai darė, jisai iš vaiko pusės paaiškino taip, kad jisai suprastų viską, supranta. Tiesiog aš buvau tiesiog be galo susižavėjusi, kaip žmogus gali tai sugebėti padaryti ir kaip paprastai ir, ta prasme, kūrybiškai galima prieiti prie vaiko ir ta prasme, didžiulis skirtumas yra, masyvus skirtumas. Taip, tai čia tas yra, yra dabar rodo ir daugiau tokių specialistų, ne? Ir šitoj vietoje vis tiek dar rodo, kad reiktų rinkti žmogų, kuris jaučiasi, kad švelnus. Ir pas motiną jaučiasi vėlgi, kad ta intuicija yra. Intuicija yra parinkti intuityviai, bet jeigu tiesiog arba pavardas mergaitį pasakyti ir jinai pati intuityviai netgi pasirinks.
Na, jeigu yra kas ką nori. pasirinkimas, aišku, ten nežinau, kokia sistema yra ten, kur gyvena, žinai, nes ne Lietuva tenai. Gerai, Rūta, viskas, aš manau, kad mes viską iškėlėm, kas liečia šį aspektą. Sugrįžti tuo. Netgi, atsiprašau, aš noriu papildyti toj vietoj, dar gal užbaigti, kad toj vietoj tiesiog parodo dar, kad renkantis gydytoją, ne, kai skambinant, tarkim, jeigu skambinant arba kažkaip tai ieškant, įvardinti, kad vaikas labai jautrus, tai į tai ir atsižvelgia, kad toj vietoj dėl to švelnumo ir dėl jautrumo, kad iš tikrųjų parenka tą žmogų, duoda, ta prasme, parenka tą paskiria, kuris iš tikrųjų patarimą tavo atrodo, kad gauna, pas ką galima nueiti. Arba dar kitas variantas mamai. Tiesiog pamedituoti, pasiųsti intenciją, kad jinai gauna, pritraukia tokį gydytoją, kuris yra harmoningiausias jos dukrai. Taip, čia jinai pasiūs energetišką, ta prasme, intenciją, kuri bus materializuota. Ta prasme, tokiu būdu, kokiu jinai gal net neįsivaizduoja, ta prasme, žinai. Gerai, einam prie sekančio aspekto, apie kurį mes jau šiek tiek kalbėjome. Aš tiesiog dabar jį įvardinsiu ir pasižiūrėkime, ar dar kažkas išeis. Ar yra kažkokia ezoterinė priežastis, dėl ko klientė trūksta pasitikėjimo tėvais? Tai tą, ką jau atrodo ir įvardijau, dėl to, kad manęs nejaučia taip, kaip aš jaučiu. Ir tokio kalbėjimosi tarpusavy, atrodo atviro tokio nuoširdaus, kaip kas jaučiasi, kaip tėvai jaučiasi, to, kaip, tiesiog kaip jaučiasi kiekvienas tam tikroje situacijoje. Nėra to tokio, nejaučia jinai to tokio, kad būtų jinai vaiko pozicijoje ir kad jinai galėtų atvirai apie tai kalbėtis. Supratimo to nejaučia. O ką reikia padaryti, kad tas supratimas atsirastų? Supratimas tai gal ir atsirastų, bet jinai pati nejaučia to, kad jinai gali, kaip sakiau, jausti, kad jaučia mane. Tai apie tai ir kalbėtis. Bet atrodo kad ne tik taip vaiko klausti, kaip jis jaučiasi, tiesiog paklausti, kaip jautiesi, ne? Bet ir patys, kad tėvai kalbėtų, kaip tam tikrose situacijoje jaučiasi, kaip išsprendžia kažkokią situaciją, su kuriuom susiduria, ne tik, ar matytų, kaip namie išsprendžia situacijas, kaip apie jausmus pačius rodo, jausmų pačių raiškos vystymusi kalbėjimų, apie jautimą, tiek apie šaltus, tiek apie šiltus, apie viską. Ir kaip netgi, pavyzdžiui, išsprendžia kažkokią situaciją ir vėl kaip pasijunta. Ta prasme, kad reikia šiek tiek padėti pastangų fizinėme lygmenyje, kad atverti tą kanalą iš tikrųjų, kad vyktų daugiau pokalbių tarp, sakykime, tėvų ir vaikų, arba tarp pačių tėvų galbūt, vaikų akivaizdoje, rodant situacijas. Bendras kažkokias tai. Taip, kurių dėka per sprendimą yra pasitikėjimas auginamas vienas kitu. Pavyzdžiui, kaip sakai, tarp tėvų, jeigu yra, atrodo, kažkokių tai situacijų tarp tėvų, kurie tarp tėvų neišspręsta. Tiesiog, tai irgi atrodo kaip kažkoks tai mazgelis, tam pajausti, ta prasme, jinai, čia gal keistai skambės, bet atrodo toks kaip mazgelis, kaip blokiukas, tą, ką jinai irgi jaučia. Jinai iš tikrųjų toj vietoj, sakytum, namuose dalinai kaip sanitaras, kuris provokuoja savo elgesiu, provokuoja, kad jinai jaučia. Jinai provokuoja uždarumu savo. Tai, kad jinai nieko, ta prasme, ne tai, kad nieko, uždarumu, kad ten kažkas tai yra. Ir jinai jausdama tą, vėlgi jinai nori būti
tam tikrose rėmuose, kad tik tai pati nekeltų tam tikrų didesnių problemų. Bet jeigu, pavyzdžiui, tėvai žinodami, kažkas tai kur vyksta, ne, arba kad netgi ir su darbu kažkas vyksta, arba su kažko, kuo jie nenori su vaikais dalintis, ne, būtų svarbu gal įvardinti toj vietoj, ką parodo, kad aš jaučiuosi prastai, bet aš esu didelis žmogus ir aš išsispręsiu, su manim viskas gerai. Nebūtina visko atskleisti, nereikia to. Bet įvardinti ir tada vaikui saugumas, kad jisai didelis žmogus ir jisai išsispręs savo dalykus anksčiau ir vėliau. Ir šitos vietos man nereikia už jį spręsti ir galvoti, jaučiant, kad pas jį kažkas tai yra. Aišku. Gerai. Einu toliau. Taip, ar dar noriu kažką? Dar toj vietoj dar vieną momentą parodo, kur jeigu imant irgi, nežinau kiek tėtis tame jautrus, bet rodo mamos tą jautrumą vaiko šitam emocijoms. Ir matydama, kaip, pavyzdžiui, šaltas emocijas, leisti išjausti tas šaltas emocijas ir jų nebijant. Nieko nėra, gyvybei nėra svarbu, jeigu vaikas gyvybei nėra pavojaus. Jeigu vaikas šaltas emocijas išreiškia, jis išreiškia užtat, kad jau kažkas įvyksta ir geriau, kad išreiškia, reiškiasi jo nespaudžia, neužblokuoja savęs viduj. Ir nebijoti vaikų toj vietoj, priimti tiesiog taip, kaip yra, faktą, kitų žmonių šaltas emocijas, tada jos ir pačio vaiko nestingdo, laisviau gali kvėpuoti, kaip išmetęs kažką tai iš savęs, kažkokios kaip šiukšlės. Tai jau geriau išleisti tai, negu užlaikyti. O jeigu jinai išeina, ta mergaitė, apie mergaitę kalbant, išeina į išorę, į aplinką, prisikaupia kažkokių tai įtampų per savo tą jautrumą, grįžta namo ir jeigu jinai tenais kažkokiais atrodo gali pradėti reikštis žodžius kažkokius sakyti, neadekvačių situaciją, ne? Kažkokius kaip perdėtai namuose reaguoti žodžiu. Dabar gal ir nesireiškia, bet ateityje, jeigu būtų, nes dabar vis tiek reikia, kas pas ją yra, kad jinai išsiventiliuotų, kaip sakėm, į mišką, ne? Tai čia į mišką idealu būtų, jeigu būtų, kas ją supranta, palaiko ir nebijo jos jausmų, ką jinai gali išreikšti. Reikia to nebijoti, priimti taip, kaip yra. Savo nusistatyti viduj, čia yra normalu. Taip, kaip vyksta, yra normalu. Nes vis tiek dabar yra dar pas ją suspausta, nėra jos visos per fizinį lygmenį išleistos. Gerai, Rūta. Mano klausimas. Ar pas mergaitę yra vidinis sugebėjimas atskirti, kas jai linki blogo šios tyčiojas? Jinai tiesiog jaučia. Jinai tiesiog jaučia, kai tu sakai atskirti, jinai tiesiog jaučia visom savo ląstelėm. Jinai sugeba tą, dėl ko mano klausimas buvo, nes yra paminima. Čia tiesiog nelabai. Jinai jaučia kitą žmogų, jinai tiesiog įeina į patalpas. Taip, yra, bet čia, aš manau, neteisingai, gal nelabai gerai išreikštas aspektas, kad nes yra sakoma sustiprinti tiek fizinį, tiek eterinį kūną ir sielą, kad sugebėtų atskirti, kas jai linki blogo ir iš jos tyčiojasi. Tai aš manau, čia gal ne visiškai taip išreikšta, nes mes negalim sustiprinti fizinio kūno, ar ne? Mes dirbam su eteriniu kūnu, su energetiniais kūnais, ar ne? Ir dėl ko mano klausimas buvo, nes aš noriu išgirsti iš tavęs, ar jinai turi tą sugebėjimą, nes aš jaučiu, kad jinai turi. Supranti, tik jinai yra užsidarius, jinai viską kaupia savyje. Nes jinai nenori tų konfliktų išreikšti viršų, jinai viską kaupia viduje, ką jinai išsproginės paskui. Ir o tai jeigu turėtų žmogų tokį kaip psichologą ar kažką tokio,
kuris padeda Kaip ir jai mama, man atrodo, susigaudyti. tiktų, jeigu ten skirtų daugiau laiko, man atrodo, Tai kažkas. viskas, bet viskas priklauso nuo to, kaip viskas vystytųsi, jeigu, vat, kaip mama, ne? Nes mama irgi turi gauti tam tikrą tokį pastiprinimą, informaciją, kaip tai daryti, tos dalykus. Kitą kartą, jeigu vat, nėra tarp vaiko ir mamos tarp to tokio atvirumo, ne? Netgi abiem nueiti pas žmogų, čia nėra žmonės, psichologai nėra, nereikia gąsdintis, nes yra tokių žmonių, kurie irgi patys per tai praėję ir per savo tą sugebėjimą tokį, būtent per savo sugebėjimą tokį, vėl gali kitiems padėti. Čia vat, man parodo vėl tas moteris, tas tokias galingas moteris, kurios vat, tam laikė buvo ir kur vat, kitiem padėjo. Tai jos pačios gali būti, nuėjus vat, pas tokį žmogų, gausi labai vertingą pagalbą, kaip save vesti ir kaip natūraliai būti, kad net kitiem net ir nebus noro prikibinėti prie tavęs. Va taip. Tiesiog netgi atrodo, kad atšoka net neįdomus tu būni tiem, kas prieš tai būdavo. Energetiškai jinai jaučia, kas jai linki blogo ir nori iš jos tyčiotis. Tai, ta prasme, jinai absoliučiai jaučia ir žino, čia reikia fiziniam lygmenį, kad jinai gautų žinių, kaip su tuo elgtis, sakykime, ar ne, kaip atrasti tą diplomatiją, fiziniam lygmenį, sakykime, ar ne, nereaguoti, tai galbūt ignoruoti, nes jeigu, sakykime, kažkas nori iš tavęs tyčiotis, ar ne, ir jeigu tu tą žmogų ignoruoji, tu neatiduodi jam savo energijos. Tai atsimuša kaip į sieną iš tikrųjų. Bet jeigu mes įeinam į kontaktą su tuo žmogum, kuris nori tyčiotis ar tyčias iš tavęs, viskas, tu užmesgi tą energetinę virvutę, kontaktas prasidėjęs, viskas jis tave turi. Tai šitoj vietoj dar būtų gal svarbu papildyti tą, kad suvokti, kad tas tyčiojimasis ne apie mane, va, tarkime, bet apie tą žmogų, su tuo žmogum kažkas yra nutikę, Taip. Kad jisai to dėmesio va, tokio va, nori. Taip. Ir kad jisai ieško to tokio kaip maisto, va, tokio energetinio. Dalykai gali būti. Taip, nes čia nėra čia, kad va, būtent iš tavęs pasityčiotų, bet jisai ieško va, tiesiog. Va. Tai gali būti jo. Ir rodo tą ryšį, pavyzdžiui, kartais gali būti ryšį kažkokį iš anksčiau su tuo žmogum, kuris va, siekia kažkokio tyčiojimuose arba dėmesio, ne, atkreipti dėmesį. Rodo ryšį iš anksčiau, kuris galbūt kažkas ten yra neišspręsta, va, tam ryšį iš anksčiau galėjo būti. Bet vis tiek, žiūrint į tai, kad kažkas už to yra, bet čia nuo 11 metų vaiko yra nepaprasta tai būtų suvokti. Tiesiog, jeigu tai paimant, galima vis tiek, jeigu per psichologą, jisai teisingai nuvestų per pavyzdžius tinkamą linkme, kaip visą tai suprasti. Nebent mama bus jau tai labai gerai, jeigu mama irgi gali, jeigu vat, kaip tu įvardėjai, tai va dabar parodo, jeigu įsigilintų į tai gerai, kaip tai veikia, tai tada irgi galėtų paaiškinti, jeigu netrastų tinkamo irgi švelnaus, norisi pasakyti, jautraus psichologo moters savo aplinkoj. Tai čia iš fizinės pusės, iš eterinės gali paprasčiausiai būti per tas mergaitės tos ar kas tyčiasi. Arba ateityje tiesiog bet koks žmogus per jį interferentas 100% gali veikti. Ta prasme, ir interferentas, o tas žmogus, kuris tyčiasi, savas traumas gali turėti, savimi nepasitikėjimą, savivertės stokos ir jisai ieško, kaip sakau, pasimaitinti tą kito energiją. Čia yra kabliukai mėtami iš tikrųjų. Bet čia labai daug visokių situacijų ir jeigu, sakykime, mergaitė jaučia, kad būtent įtampos yra su kažkokiais specifiniais žmonėmis, tiesiog gal irgi savyje kartas nuo karto, bent, sakykime, 2-3 savaitės atsikeli iš ryto, išreiškia tiesiog savo tokią intenciją, kad tu atsiprašai, jeigu esi kažką padaręs tam žmogui kažkada praeityje
ir nutrauki bet kokius ryšius, neigiamus ryšius, neigiamą sutartį su tuo žmogumi, sakykime, negatyvius ar ne, su kuo yra įtampa. Tai čia irgi iš Tai mūsų mama, energetinės pusės, nes mes nesame irgi psichologai ir mes iš visų pusių negalime žmogui padėti. Padedam tiek, kiek galim iš savo tai pusės. vat, jeigu paimant su vaikui galima šitą dalyką papasakoti, ne? Bet mama, kaip mama būdama savo intenciją gali išsakyti, kad vaiko atžvilgiu, savo vaiko atžvilgiu, kad nutraukiamos vat, sutartys kokios, kad mano vaiko ir kas su juo bendrauja, tik tyriausios dalys bendrauja. Vat. Bet reikia, mergaitė yra 11 metų, jinai pilnai gali, jai reikia suvokti, jai reikia suteikti tą suvokimą, kad jinai gali pilnai tą padaryti. Taip. Tai yra pakankamai didelė, ta prasme, kad jai būtų tai pasakoma, kad jinai tai suvoktų. Kad pasakoma, tai be abejo, bet man ką rodo, kaip vaikas gali užmiršti tai. Va tiesiog, va, tame ir yra augimas, tame ir jinai yra vaikas, kad jie būtų toj vietoj pasirūpinta. Ne jinai kaip iš didelio pozicijos, pas ją brandumas rodo tikrai ne kaip 11 metų, va jeigu paimant jos va tą sielos brandumą, taip kaip jinai elgėsi, jinai daug atrodo vyresnė negu va pagal savo elgesio brandumą, negu 11 metų. Bet jai dar šitoj vietoj reiktų sugrįžti į tą vaiko poziciją, kad jie būtų pasirūpinta dar šitoj vietoj ir priminti ją. Tai yra labai vertingas jos tas brandumas, kuris yra, bet jinai turi dar ir fiziškai, psichiškai priaugti prie to brandumo savo. Gerai. Nu, pasakau tiesiog aspektą. Atverti sėkmės kanalą, kad sektųsi naujoje mokykloje. Nu, man kartais Bet viskas gerai iš tikrųjų, kaip yra viskas, aš tai labai vertinu, va, tai kaip kokį ketinimą tokį nori, tokį va, ir kad jis yra. O paskui jau va, galima... Tiesiog iš tikrųjų pasąmoninė dalis, va jos dabar pasąmoninė dalis. Tiesiog čia ir dabar iš tikrųjų. Ne, mes tą pasidarysim, viską reikia, ką pasidarys, aš pasižymėsiu. Pirmą eina padarom valymą gerai, o paskui kai ką dėl to padarysim. Aš tiesiog norėsiu pasižiūrėti energetinėje erdvėje, kaip tai veikia. Tai gerai, tada paklaus mergaitės, ar jinai pasiruošusi mūsų valymą. Jinai kaip žinotų į priekį viską. Gerai. Tuo aš sekundėlę, tai tegul susikviečia dabar visus, su kuo turi bet kokias sutartis, susitarimus, leidimus eiti į jos erdvę. Taip įdomu, iš tikrųjų, bet kaip niekada, ne? Tokių atrodo mirksinčių tokių tik tai yra. Kaip žinai, nutraukta būtų kažkas, bet kažkas mirksi kaip laukia, tokie. Neaktyvuotos dar. Jo, neaktyvuotų, bet ir tokių kaip, kažkokių iš naujo kažkas atsiradę, tokių. Tai bet labai nedaug. Jeigu galima pasakyti, tai pakankamai labai švaru ir praktiškai, tik tai, vienuolis kažkoks mirksintis. Ką jisai, tas vienuolis mirksintis, neaišku. Ne? Gerai, Rūta, tai tiesiog praeisim pro visą, nes žinau, kad ten yra daryta kažkas kažkada. Aš tiesiog praeisiu iš savo pusės ir pasižiūrėsim, jinai susitvarkys tai, ką jinai turi susitvarkyti iš savo pusės. Gerai. Tai aš tiesiog eisiu dabar, o tu sakyk, kada ten kas kaip. Gerai, tai dabar tegul jinai išreiškia savo valią, kad jinai atšaukia visas sutartis, įskaitant neaktyvias susitarimus, leidimus eiti jos energetinį lauką, per visus laikus, dimensijas, erdves, paraleles ir realybę. 1, 2, 3. Būtinai įskaitant visas neaktyvias, ruošiamas, paruoštas. Jau labai greitai. Pasižiūrėk, ar pas ją ten aplink kaklą, kaip ten atrodo, ta gyvatės oda, neliko nieko. Kažkas energetiškai tik tai, jeigu vis tiek kažkas yra, tas toksai kaip informacija apie tai.
Ar jinai nori pasišalinti tą informaciją, kad neliktų Jo, pėdsakų, tegu jo, pasišalinti. bet su tinkliuku ar su kažkuo, ką rodo. Aha, gerai. O šitą jau užsiėmė tą, kur ties rando buvo, tas randas toks užsidėtas priminimas, jau užsiėmė, nebereikia. Gerai, super. Prasme, neliko daugiau nieko, ką reikia manualiai išimti. Tuoj pasižiūriu, nes ties kakta labai kažkas jaučiasi, to jau pažiūrėsiu, kas čia jaučiasi. Tokie kaip tinkliukas toksai, kaip būtų merlius, ne, ta vieta. Kam jisai priklauso? Toks kaip sisteminis man vat iš karto. Matricinis Tada sisteminis. nusiima. Tegu apsižiūri labirintą, susitvarko. Antivirusinė susistiprina, užsideda. Jo, aš tik pasakysiu, atrodo, kaip jinai, vat, jeigu per labirintą parodo, kad jinai pati nedaug savo tam labirinte gyvena, vis aplinkinių atrodo, vis pas kitus. Nu, tai tegu susitvarko pas taip, save. Tegu susitvarko taip, kad jai būtų jauku ir gera ten. Jo, Ir susikuria sėkmę naujoje mokykloje, projekcija sėkmė naujoje mokykloje tenai. Tegu susikuria čia ir dabar. Aha, tokį įdomį iš tikrųjų, tokį burbuliuką. Ir dabar iš dabartinės pozicijos tai jai labai linksma ir džiugu toje vietoje. Ką jinai pasidaro. Gerai, pasižiūrėk, ar registrų centre turi ką išsitrinti. Iš savo ir iš kitų, kuriuose yra. Ne, dabar nieko nėra. Archyvus pasitikrina. Ja, viskas gerai. Kas nereikalinga, tegu sunaikina. Pažiūrėk, ar yra su kokiu klasteriu, kokia jungtis. Šiuo metu nėra. Gerai. Agregorai, pajungime prie agregorių. Dabar ne. Gerai, tinklelis buvo ant kaktos, o šiaip aplink visą matricos tinklelio nėra. Pas ją dabar pasižiūrėk. Ne. Čia atrodo, kaip būtų, žinai, kaip atrodo būtų formuojamas per galvą buvo, bet dabar ant jos pačios nėra. Man atrodo, taip pat rodo, kaip jos pačios antivirusinė, kur jinai turėjo, kaip tirpdytų tą, ką jinai tenais būdavo. Bet labai daug, bet nemažai energijos tam sunaudodavo. Nu jo, prisimenu, mes tada jai sakėme antivirusinę susikurti. O čia dėl matricos tinklelių, jinai atskirą gali skaitmeninę antivirusinę susikurti. Ar reikalinga būtent dėl matricos tinklelių? Ne, jau viskas, nieko nereikia dabar. Gerai. Žiūrėk, ar turi ką pasišalinti, kokią žalingą informaciją iš informacinio lauko, kad nepersinešti kitas karnacijas. Jau viskas sutvarkyta. Pažiūrėk, ar jai reikia transformacinės lėkštės dėl žemų energijų surinkimo. Dėl pačių programų, va, jeigu tai va tai. Gerai. Ties skaičiumi 3. Mergaitė paleidžia visas baimės, neigiamas žemų dažnių emocijas, negatyvias minčių formas, neigiamas mentalinės programas, neigiamas globalinis mentalinis programavimas. Paleidžia čia ir dabar harmoningiausiu būdu. 1, 2, 3. Kaip įdomi, iš tikrųjų jos pačios reakcija įdomi. Kaip nuostabiai veikia jinai vatavo. Tiesiog jinai sako, kada nors aš pati taip savo pati pasidarysiu. Kaip? Gali, kodėlgi ne? Jo, jinai rodo, kad jinai pati savo būtinai kada nors tai pasidarys. Gerai, super. Kai jaus poreikia, būtinai, tegul prisimena tai. Darom tinkliuką Rūtą tada, ar ne?
maksimalių dažnių pagal jo sistemą. Ir ties skaičiumi 3 pasileidžia, išvalydamas visą tai, kas nepriklauso aukščiausiai ir tyriausiai jo sistemai. 1, 2, 3, ypatingai visą skysčių struktūrą, kurioje buvo nuodai. 1, 2, 3. Labai įdomiai. Taip kaip vat įvardijai tą tinkliuką ir taip pačia pradžia buvo ir toliau veiksmas vyko. Tai man, pavyzdžiui, parodė tą medį ir kaip to medžio viduje irgi buvo taip, kaip būtų, žinai, daug tokių gyslų, tokių kraujagyslių einančių per visą sistemą. Tai vat jai priminė, vat procesas šito tinkliuku va toksai vat vyko, kai per ją eitų daug tokių įvairių energijų srautų tokių. Kaip ugnis, pavyzdžiui, būna, ne? Daug liepsnelių tokių turi. Tai čia va tie tokios, kaip būtų per jos visą kūną praeitų, ir toksai palengvėjimas, net čirpuliukai atrodo eina per kūną. Įdomu. Labai stiprus ryšys su medžiu. Gerai, Rūta, apžiūrėk dabar, kaip jinai atrodo. Dar pirmai nepasakiau po tos transformacinės tos lėkštės, ne? Atrodo, kaip džiaugsmas sugrįžo į jos gyvenimą, va tokie žodžiai buvo. Vidui tokio džiaugsmo yra, bet kaip sugrįžo. Ir va toj vietoj. Bet nors norisi pasakyti, kad visokių bus momentų gyvenime tikrai dar. Tai čia natūralu. Jo, bet pasimėgauti va šito momento tikrai vat verta tą būseną tokia ir prisiminti, kaip iš tikrųjų galima laisvai va taip pat jaustis ir džiaugsmingai vidui. Tyru džiaugsmu, tokį vidinį tyrą džiaugsmą turėti. Rūta, ar mes dabar jau padarėm valymą viskas, bet pažiūrėsim galiniu laiku, ar ne? Ar yra kokia ezoterinė priežastis, dėl ko jai dažnai skauda pilvą? Mes žiūrime iš ezoterinės pusės. Kai buvo šitas vat valymas, labai gerai priminiai, nes kaip tik norėjau paklausti. Tai čia vienas dalykas su visom emocijom ir viskuo, norėjau paklausti, o koks jos virškinimas, kaip vyksta. Nes va čia atrodė šitoj vietoj visus energetinius kanalus pravalė, bet vis tiek reiktų pasitikrinti bent kažkokiu būdu, ar neturi kirminų, ar nėra kirminų, vienas iš tų dalykų. Ir pelynų arbatos pagerti. Ta, ką rodai dalinai, tai padėtų, bet ne viskam, ko reikia. Ir daugiau reikia. Na, praktiškai tai visus pelynus, netgi tas, kur antiparacitinis preparatas, sakykime, nesunaikina ten viduj tų askaridžių, ar kaip jis vadinamas, tos siurbikės, o šį pelynų arbata tai praktiškai jo sistemai jo, bet ne visiems vienodai, matai, gaunasi šitoj vietoj, jei dalinai būtų, bet ne viską padarytų, ko reikia. Ne visiems vienodai šitą vietą parodo. Okay. Tai va čia va tą vietą, tai va ir gerųjų bakterijų tą balansą atstatyti reikia. Jo, tai reikia pirma, man vis tiek kažkodėl žinau, Rūta, tiesiog pasidalinu. Metą, nežinau, kaip jinai galės gerti, arba su malta reikia su vandeniu sugerti, arba tą pelyną, arba tiesiog arbatėlį, jeigu galės. Miltelius lengviau būtų iš tikrųjų, jo. Ir tada ten tų gerųjų bakterijų, nes bus greitesnis poveikis, nes jeigu bus geriamos tos gerosios bakterijos probiotikai po to, kai jau dauguma blogųjų bus sunaikintos. Nes žymiai lengviau atstatyti ir žymiai greitesnis procesas tuomet vyksta. Taip, tai vat įrodo, tai pelynas gali būti, čia kompleksas turėtų būti. Homopatiniai lašiukai gali būti ar žirniukai pasidomėti iš homopatinės pusės. Kas vat jai tiktų, tikrai yra, kas gali tai parinkti. Tiesiog vat jaučiu, kad yra. Tiesiog pasidomėti. Pas mamą tikrai labai gerai intuicija va toj vietoj jaučiasi. Ir tikrai gali jai parinkti, ko reikia, tą kompleksą tokį.
Dabar žiūrėk. Ir jos pačios nuotaika tai įtakoja, pačios mergaitės nuotaika įtakoja. Pasižiūrėk laiku į priekį, Rūta, dabar. Metus į priekį, sakykime, ar ne, aš nežinau, kad dabar kada tą naują mokyklą pradės eiti. Tiesiog metus į priekį pasižiūrėk, kaip jai sekasi naujoje mokykloje, į kurią jinai eis. Kaip tu matai? Aplamai. Tiesiog iš visų pusių, ką to parodys pasąmonė dalis. Žiūrime su šiandieną sukurtomis sąlygomis hipnotinėje erdvėje. Pas ją vidinė tokia sklaida jaučiasi viduj, iš vidaus jinai gali, atrodo kaip iš vidaus galėtų save reikšti. Taip jaučiasi. Vidinė širdies sklaida tokia. Kaip jinai iš išorės gali pasakyti, jaučiasi kaip jinai iš išorės sako, kalba. Ir turi tokį, atrodo, pagrindą, ne šiaip, kad kalbėtų, ne, bet turi tokį prasminga ta kalba pas ją, tokia, jaučia iš vidaus, tiesiog jaučia, ką pasakyti, kada pasakyti. Vidinė raiška pas ją yra. Okay, super. Vidinis kažkoks žinojimas, net su tuo išoriniu žinojimu, ką, jeigu paimant pamokas, ne kažkokias, jeigu imant vieną iš tokių dalykų. Nors čia jaučiasi ir šalia pamokų kažkas, ar turi būti, ką jinai galėtų reikšti save. Bet šitoje vietoje jaučiasi, kad pas ją tas toksai vidinis stabilumas. Ir iš to stabilumo gali eiti išorinė raiška. Bet vėlgi rodo tą vietą, kad ne per daug įlysti į tą, jeigu tai yra sisteminė mokykla, ne, per daug neįlysti visam kaip žmogui į tą. Žiūrėti, ne vien tik tai pagal sistemos taisyklės veikti, taip pat gal. O prasiplėsti. Nepamiršti savo vidinio žinojimo, savo vidinės ašies ir likti visą laiką ryšyje su savo intuicija, kad pas ją stipru yra. Jo, ir pavyzdžiui, jeigu jinai labai moka griežtai laikytis tų taisyklių išorinių, tai žinoti, kad toks pasakymas ateina, kad taisyklė ne šventa karvė, kurios eitų, nes nėra, tiesiog taip ateina tokį žodį, kad prasiplėsti tas taisyklės, jas nėra, kad jų visi 100% laikosi. Kaip sako, įstatymas kaip stulpas, kurį gali apeiti. Čia bet čia su prasiplėtimu, praplėsti savoką to įstatymo, kad taisyklės tarnautų žmogui, žiūrėti per tą prizmę, kad taisyklė jeigu yra, tai kad jinai tarnautų žmogui. O jeigu aš jos nesilaikau, tai pasižiūrėti, jeigu joks žmogus dėl to nenukenčia, kad aš nesilaikau tos taisyklės, tai viskas gerai. O daugiau taisyklė pati iš savęs nenukentės, ten nėra kam nukentėti. Reikia žiūrėti žmogiškumą toj vietoj, parodo. Nesvarbu, kad yra kažkokia taisyklė, ne konkreti, bet jeigu nieks dėl to nenukenčia, tai reiškia ir viskas gerai. Taip ir turi veikti, o ne atvirkščiai. O ne kentėti žmogus dėl taisyklių. Gerai, super. Paklaus klientas. Man patinka tas įsireiškimas. Aš dar kartą įgarsinsiu. Taisyklės turi tarnauti žmogui, o ne žmogus taisyklėms. Ir to užbaigdama paprašau paklausk mūsų klientės pasąmoninės dalies. Ar turi ką nors perduoti savo fiziniai daliai ir šiaip ką? Jos šitoje vietoje dėkingumas už tą supratingumą yra. Mums visiems ir mamai, atrodo tėvams, už tai, kad toks žingsnis įvyko, ne? Jinai pati tikisi, kad fizinė dalis, jos pasąmonė labiau, viena kita labiau supras ir viena kito labiau nebijos. Ir jeigu matys kažkokius vaizdinius pati ir kuriuos mato, kur sapnai, kuriuos įsivaizduoja, kad sapnuoja tik tai, bet turi tam tikrus įvairius kitus vizualizacijas ir gyvenimus, jų nebijoti. Tai yra normalu ir natūralu turėti savo tą kitą gyvenimą, dar ne tik tai čia esantį. Kad jį jausti tiesiog, kad kažką jauti, kad kažkur kitur vyksta. Kad tai yra sveika jausti. Taip, tai yra natūralu ir žmonės čia įsikūnija sielos, žmonės jos jaučia, tik tai nieks apie tai nekalba.
Va Kol taip. kas. Jo, tik mažai dar kas kalba, gal va taip. Mhm. Va. Aišku, gerai, Rūta, Ypač tarp dėkui. vaikų mažai kas kalba, va Tai jeigu, taip. ne? Nes Mhm. tiesiog sistema nerodo, kad taip, tai yra natūralu. Mhm. Visokeriopos sėkmės mūsų klientai. Stabdau ir išvesiu tave po sustabdymo, Rūta. Mhm.